Liuks. Tai mano šiandieną pranešimas yra apie tai, kodėl apskritai atsidūriau šitame reikale ir mano didžiausia bėda buvo, aš kokių 1,5 metų vis niekaip neradau atsakymų, kadangi verslauju, turiu ir čiužinių prekybos gamybos verslą, ir video marketingo verslą. Atsiprašau, karts nuo karto šokinės ekranai, man dar fone ten vyksta dalykai, tai čia, kadangi mano pagrindinis ekranas, tai skaidrės gali šiek tiek mirgėti. Ir mano buvo toks ir noras, kad ką automatizuoti. Man teko ir ManyChatą pačiupinėti, Messengerio, ten to chatbotas prieš kokius gal 5, gal 6 metus. Kaip ir pradėjau čiupinėti, bet kažkaip tai nebuvo ten lengva, paprasta, tai dėl to numečiau šitą dalį, kažkaip sakau, ne tai. Tada marketingas, leidau pinigus, belė kiek pinigų į mokamą reklamą, video marketingas, filmavausi, dėl to ir atsirado mano paslaugos. Ir vis kažkur trūko tokio momento, kad pavyzdžiui, samdyti programuotojus, kad darytų ten tinklalapius, aš jų turiu dabar, kaip tik vakar susiskaičiau, 37 domenus. Tai mano portfolio pakankamai nemažas yra jau gyvų tinklalapių ir dar stalčiai gulinčių. Ir vien samdyti programuotojus ir, pavyzdžiui, man vieną įrankį gamino 2 metus, filtravimo įrankį produktam, lėtai, po truputį, nes ten nebuvo neriboto biudžeto. Bet vėlgi gavos taip, kad 2 metai, daug praleistų galimybių ir vėlgi tai yra, aš vertinu, kad kai buvo žmogaus ribotumas. Ir taip atsirado idėja, tas vibe kodinimas vadinasi. Ir problema su to vibe kodinimu buvo, kad o nuo ko pradėti, ką, kur paspausti ir atrodo vis su kuo bendrauju, vis kažką apie automatizacijas kalba, o į kur tai veda, neaišku. Tai tada susigalvojau tokie mintį. Pirma pradėsiu nuo chatboto kūrimuose. Kadangi kažkiek čiupinėjau, logiką suprantu, bet apie ką tai, kaip ir neaišku. Tai aš jeigu dabar leisit greitai prabėgsiu pro skaidrės, ką šiek tiek esu pasižymėjęs, tai ką aš dabar darausi, tai darausi įrankį, su kurio pagalba galėčiau kurtis įrankius automatizacijom. Kadangi suprantu verslo procesus, tai šiuo atveju vėlgi tai yra gamybiniai, paslaugų verslai, man teko turėti įvairiausių verslų, virš 20 metų jau esu tame, jau samdomo darbuotojo, mano stažas yra labai labai trumpas, tai mąstymas yra jau šiek tiek kitoks. Ir mano buvo noras turėti asistentą, turėti coacherį, kažką tokio jungtinio, bet vis niekur nenueidavo kelionė. Ir kur priejau prie šios akimirkos, prie momento, kad galima turėti asistentų komandą, kuri atlikinėja užduotis, kas susijęs su duomenų valdymu. O duomenų valdymas praktiškai yra visa komunikacija, marketingas, dokumentų valdymas. Pavyzdžiui, šiandieną man pabaigė įrankį daryti, su kurio pagalba turėjom problemą, kad sąskaitas, pavyzdžiui, išsisaugom, ateina iš tiekėjo. O kai jos išsisaugom, jos ten yra bardakas, visokie skirtingi pavadinimai. Nori atsidaryk, patikrink ir paskui pervardink. Tai man truko praktiškai galbūt 1,5 dienos užimt kompiuterį, ten šiek tiek aišku, įgijau žinių, bet pasidariau įrankį, kurio pagalba man dabar automatiškai užtenka nurodyti arba kelis failus, arba katalogą ir tos, pavyzdžiui, pervardina visus tos failus. Reiškia, man sumažėja apkrova apskaitininkui, man asmeniškai yra aiškiau ir lengviau surasti sąskaitos, kurios buvo arba iš viso, kurių galbūt neįsitraukiau, o jos kažkur dar laiškuose sėdė, net negaliu patikrinti. Tai čia toks kaip ir vėlgi automatizacijos link paprasto proceso kaip sąskaitų, čia net valdymų net nepavadinsiu, čia failų valdymo, bet konceptas yra toks, kad programa, kurią susikūriau su to vibe kodinimu, aš nesu programuotojas, atsidaro programą ir ta programa automatiškai nuskaito, kas joje yra ir tada pagal tą turinį pakeičia failų pavadinimus. Ta, ką padarytų kaip žmogus. Taip, yra klaidų, bet galima įsivesti taisyklės. Tai aš šiek tiek truputį parodysiu vėliau, kaip prie to visko prieiti. Toliau sekantis buvo momentas, kad kam visą šitą, tai jau galima ten Gemini arba ChatGPT lange pradėti rašyti ir ten duoda atsakymą. Ir susidūriau su problema, kad kažkuriuo metu pasiekia langas tą savo limitą ir paskui negana to, kad jisai pamiršta ir gaunasi, kad tų langų milijonas ir tarp tų langų jau nebeaišku, kokia ta informacija yra išlikusi, kokia neišlikusi. Tai tada pradėjau ieškoti atsakymą, o ką daryti? Tai tada natūraliai tie mintis, kad reikia, teko girdėti kažkur, kad duomenų bazė yra kažkoks reiškinys. Kažkaip apmokint tą robotą dalykus daryti. Tai atėjo į temą duomenų bazė, atsirado Postgres, o pavyzdžiui, vėlgi taip sutapo, kad vakar sužinojau, kad netgi tas pats ChatGPT naudoja Postgres vieną iš duomenų bazių atmainų ir ten ją ten tobulina iki ten to nesveiko lygmens, bet pas principas, kad visi dabar mano duomenys, ką aš bedaryčiau,
važiuoja į vieną vietą ir ten vyksta struktūravimas. Tai šiuo atveju yra, pavyzdžiui, esu prileidęs robotukus ir prie laiškų, ir prie kalendoriaus, ir prie elektroninių parduotuvių, daviau viską. Čia toks irgi iš dalies vabank, bet mano noras yra toks, kad jeigu mano tas pagrindinis robotas, asistentas, jisai žinos daugiau apie mane negu žmona, jeigu tai pajokausiu, tikėtina, kad jis galės man pateikti ir įdomesnius sprendimus arba parodyti mano nematomas zonas. Tai vėlgi, kaip tokį daiktą susikurti, neturint programavimo komandos, neturint žinių. Vat, jeigu aš galiu, gali bet kas. Ir sekantis žingsnis, pavyzdžiui, kaip atrodo komanda, kur link ėjau. Tai mano burgi iš pradžių idėja, tai mano mąstymas yra daug, gal, sakykim, sudėtingesnis. Tai prisikūriau, pradėjau, kadangi nesuprantu, kuo tai vienas nuo kito agentų skiriasi. Ar ten Claude girdėjau, aš girdėjau ChatGPT, girdėjau Gemini, girdėjau Kimi, kažkokius ten nemokamus, kurie į kompiuterį parsisiunčia, o kas su jais? Tai aš juos visus parsisiunčiau ir pradėjau su jais žaistis. Tai reiškia, ką kiekvienas gali padaryti, ką galiu duoti. Gemini, ankstesnioji versija, dabar naujosios dorai aš neištestavau, su jie buvo blogai su programavimu. Visą parą praleidau programuojant, ten tobulint tą filtravimo įrankį, kur man 2 metus kūrė, galvoju, tek to, pasiimsiu ten tas, ten 100 eurų kainavo planas, jį išnaudosiu, realiai. Nieko nepavyko padaryti, galvoju, šakė, su tais GPT nieko gero nebus, toliau reikia sugrįžti prie žmogaus. Tai čia buvo pusę metų atgal. Ir tada tuos agentukus pasileidus, galvoju, o ką jie tada turi daryti? Kokias jiems užduotis duoti? Tada galvoju, bent jau padarysiu taip, kad būna kartais, kad reikia man eit pasitikslinti, pavyzdžiui, ką konkurentai daro, ką daro, ko reikia rinkoje, pavyzdžiui, kadangi kaip čiužinių srityje, galbūt yra kažkokių tyrimų padarytų, kur aš galėčiau panaudoti reklaminiais tikslais. Aišku, galiu nueiti Gemini rašyti, bet vėlgi tai yra vienas Gemini. Ir paskui sužinojau, kad pavyzdžiui, Grokas, jisai daugiau eina per socialinių tinklų paiešką, kadangi Masko sukurtas, jis turi X kanalą, gali turėti įžvalgų aktualesnių ir šią dieną, kurie yra daugiau per socialinių tinklų prizmę. Tada galvoju, o kas tas nemokamas? Tada Olama atsirado mano akiratį. Olama tai reiškia robotukas, kai pavyzdžiui, pasibaigė kreditai, ką daryti? Kad kažkas veiktų. Pavyzdžiui, padarytas yra balso valdymas. Pavyzdžiui, galiu valdyti balsu. Tai yra, pavyzdžiui, užvedžiu ekraną vieną programą, kurios metu galiu aš, pavyzdžiui, dabar įrašyti balsą, jisai transkribuos ir jį pavers tekstu ir aš dabar tokiu būdu galiu bendrauti su robotukais. Bet tai visas smegenis irgi atlieka vienas iš tų nemokamų įrankių. Ir yra, pavyzdžiui, Open Whisper, aš naudoju programą, kuri transkribuoja, bet dar ant viršaus padaro papildomą taisymą, kad nebūtų klaidų, nes vėlgi būna transkribuojant klaidų įsivelia. Tai mano nemokamas robotukas ant viršaus koreguoja lietuvių kalbos klaidas. Natūraliai tada galvoju, tai jeigu jis gali tai, o aš kadangi dirbu su video marketingu ir man reikia titruoti ir lietuvių kalba titravimas yra tikrai rakštis vienoje vietoje, tai gal išeitų man titravimo įrankį pasidaryti ir galiu pasidžiaugti, kad titravimo įrankį pasidaryti pavyko. Taip, aš jį dar vis tobulinu, ten, kur galima koreguoti, čia daug kas su jo galima pradėti daryti, bet iš esmės man, nemokant programuoti, pasidarė automatizavimo įrankis teksto atpažinimui lietuvių kalba ir paskui dar čia galima koreguoti. Čia kaip pavyzdžiui, čia buvo vienas iš, kaip jis transkribavo, galiu pasikoreguoti, kad būtų taip patogu ir plus dar nušoka programoje į norimą vietą. Aš dabar tiesiog nepaleidau programos, nes galima tiesiog lūžti kompas, nes vienu metu labai daug vaizdo plokštės procesų. Tai vėlgi atrodo automatizavimas. Tai reiškia, o kaip prie viso šito prieit? Tai, čia dar papildomai, koks tas praktinis pritaikymas. Pavyzdžiui, dabar mano didžiausias noras yra pasidaryti tą asistentą, kurio pagalba jisai žino apie mane viską. Reiškia, kokie mailai, kokie susitikimai, ką aš chatinu, ką rašau, o kaip aš bendrauju su robotais, gal elgesio modelius, jeigu pažins valio, bet nėra didelio lūkesčio, bet tikslas, kad jis galėtų įvertinti, ko galbūt nematau, arba bent jau, kadangi jis turės daugiau duomenų, negu aš turiu ir galiu apriepti, mano protas yra tikrai ribotas, negu čia, sakim, vieno agento, čia gali būti 9 agentų, sulėkia informacija ir paskui pasilyginti, kas yra ir tada priimti sprendimo, ką pirmą daryti. Čia vadinkim to analitiko vaidmuo. Ir tuo pačiu vertinant, kaip elgesi žmonės tinklalapyje, tai ir yra mano tikslas susikurti 97% marketingo automatizacijos procesų. Prieš 2 mėnesius galvojau, kad tai yra utopija. Aš dabar esu įsitikinęs, kad tai yra visiškai realu padaryti dar šiais metais.
Tai tikėtina pagal mano tempus, kiek aš dabar skiriu laiko ir jeigu tai tęsis, aš tikiu, kad tai pusės metų bėgyje tą planą pavyks įgyvendinti. O didžiausias noras yra įsidiegti ir kad tas visas mechanizmas veiktų Zoho One sistemoje ir su Dmitrijaus vienam iš pranešėjų, dėl ko aš ir pats esu šitoje bendruomenėje ir man patinka, nes gaunu ir įžvalgų Plane įrankį, kurio pagalba tarp robotukų, kad jie tenais talintųsi informaciją ir tarp žmonių ir robotų galima būtų tokia jungti padaryti, nes mes žmonių komandai naudojame Asana ir Slacką, tai bendravimui ir projektų valdymui. Ir tada atsiranda klausimas saugumas, nes aš turiu ir tą vadinamą klo, kur ten gali religinė bendruomenė AI susikurti kompiuteryje. Tai irgi ten buvo darytos apsaugos, kiek sugebėjau surasti informacijos internete su skirtingų agentų pagalba, kad jie parneštų namo informaciją ir aš tada galėčiau tiesiog paleidinėti komandas ir tas komandų paleidinėjimas, jisai pavyzdžiui atrodo šitaip. Yra langas, ir, pavyzdžiui, aš dirbu su Antigravity programa, aš esu įprastai pasileidęs vieną pagrindinį langą, kur būna laikiniem failam, laikiniem darbam, ir tada būna atskiras langas, kur dar du robotukai. Tai vienu metu aš galiu apriepti su 3 agentais, duoti skirtingas užduotis, čia galima 4 pajungti, bet vėl daugiau pritaikytas tengiminė ir API. Tai dabar kol kas dar nesikeiksiu su pavadinimais, bet vėlgi, kuo skiriasi vieni nuo kitų. Neleidžia išmesti, čia turi biškį niuansų. Ir tada natūralus atsirado klausimas, gerai, o tai tada kokį ten tą įrankį pasirinkti, koks ten kažkas ten API, kažkas CLI, kažkokie ten MCP, kas apie tai. Ir priejau toliau, vis tiek, įrankiais, bet aš turiu turėti kažkokią viziją, ką aš iš to noriu padaryti, nes kur mano pirminė problema buvo, ką, kur, kaip minimum paspaust, ir tada atėjo tokia labai aiškiai žinutė, kad jeigu aš nežinosiu, ką aš noriu su tuo įrankiu padaryti, joks dirbtinis intelektas, netgi žmogus man negalės padėti. Tai reiškia, tada prasidėjo mano kelionė nuo labai įdomios rekomendacijos, tai yra spec-kit. Spec-kit tai yra rinkinys taisyklių, kuris turi vieną labai įdomų dokumentą. Tai, pavyzdžiui, ten yra keli dokumentai, tokie .md galūnė, ir ten susirašo taisyklės, kurias robotukas suprastų. Ar jis visiškai jas paklausys, čia dar klausimas. Gali pamiršti, tai mano toliau buvo kelionė, kaip jiem tos priminimus daryti, ir čia mes turbūt visi dabar dirbtinio intelekto, kas susiję, visi ieškom būdų, kaip tos robotukus vis dažniau jiem primint, kad jie nepamirštų minimum tų taisyklių. Ir buvo pati pagrindinė taisyklė, tai yra konstitucija. Spėkit, man buvo toks eureka, kad aš susikūriau konstituciją, reiškia, apsibrėžiau, ko aš noriu, ką aš darau, ką kiekvienas robotas turi daryti, ir jinai po truputį yra tobulinama. Tiesiog sakau, žiūrėk, šitą klausimą mes įtraukėme į konstituciją, kaip pavyzdžiui saugumas. Pasileido tas klotas, vadinamas Zoja, aš jį vadinu. Tai Zoja įrėminam, jei negalima naudotis jokiais įrankiais, išskyrus tai, ką nurodysim griežtai, ir jeigu kažkas pamatys ten iš robotukų, iš karto ten, kad blokuotų. Bent jau tokia taisyklė yra. Ir tada tų taisyklių prisigeneravo krūva, ir tada atsirado vizija, ką aš noriu padaryti, ir tada pradėjau išsigryninti, kokiais mažais žingsneliais to link eit. Ir tada natūraliai, nuo ko reikia pradėti. Tai mano pradėjimas būtų toks lengvas paprastas sąrašėlis. Galima ten ekrano nuotrauką pasidalinti, vėlgi bus įrašas, tai galim bus paskaityti. Aš šiek tiek pakomentuosiu, nes aš pradėjau pradžiai ne nuo įrankių, nes jie yra neįdomus netechniniam žmogui. Man patinka techniniai dalykai, kai aš juos suprantu, o ką aš čia dariau, aš nieko nesupratau. Visko mokinaus pažodžiui. Tai jeigu tai pradėjus, man parekomendavo bičiulis pasirinkti Cloud Code, kad jisai geriausiai programuos ir padarys mažiausiai klaidų. Sako, pasink tą Max planą, ten 90 eurų berosas kainuoja, ir pradėk su juo žaistis. Ir tada jisai man parekomendavo, sako, dar ir pasink spec-kit tą įrankį. Tai kaip tas vyksta? Tiesiog nuėjus į tinklalapį, galiu netgi atidaryti, ir tai, pavyzdžiui, spec-kit, ir, pavyzdžiui, nainu į tinklalapį, spec-kit, taip, čia. Ir, pavyzdžiui, ten galima paskaityti, ir, pavyzdžiui, čia yra dabar nuoroda. Man užtektų dabar, kad sakyčiau, ką dabar darom, tai paimu šitą nuorodą, tiesiog paimu šitą nuorodą. Ir sakau, įdiek šitą įrankį, jeigu jis tinka pagal mūsų konstituciją.
ten 2 taškai dedu, kaip noriu, ne? Ir pavyzdžiui, jam dabar duodu. Viskas. Ir jis toliau pradės arba uždavinėti klausimus, arba kažką daryti. Tai vat kaip veikia vibe kodinimas, tai reiškia žinot, ką aš noriu padaryti ir nuo ko pradėti. Ir va dabar jis atpažino, kad vat yra konstitucija, kai jau sukurta, ir tada jis patikrins konstitucijos parametrus, ar mes naudojam. Bet iš esmės, kadangi tai ir yra įrankis, su kuriuo aš susikūriau tą konstituciją, tai greičiausiai jis tenais man pasakys, kad mes jau ten turim ir jau mums to nereikia. Tai va čia aš dabar parodžiau pavyzdį, kaip veikia darbas su tuo antigravičiu. Aš pasirinkau antigravitį dėl to, kad galėčiau vienu metu pasirinkti kelis tuos agentus, jų yra keli, ne? Nes jeigu aš turiu, pavyzdžiui, tą vadinamą desktopinę versiją, pavyzdžiui, kad ir tą patį, ar GPT pasirinkus, ar bet ką, bet su problemėlė su tom versijom yra, kad, pavyzdžiui, jeigu aš turiu vieną, aš turėsiu tik vieną bendravimo langą. Pavyzdžiui, ne? Jeigu aš turiu bendravimo langą, taip, kažką iš manęs prašo. Tai aš, jeigu čia bendrauju, turiu prisikūręs katalogų, bet jeigu vienoje vietoje pastringa, o desktopinė versija pastringa ir pakankamai dažnai, tai čia yra pranašiau naudoti per arba VS Code vadinamą, arba pagal tą antigravitį. Tai tai čia toliau dirba, bet aš jau nebetrauksiu. Bet pati esmė yra, kaip pradėti dirbti, tai tiesiog žinot, kokį pirmą veiksmą padaryti. Tai jeigu pirmi veiksmai, įsidiegti cloud desktopą, rekomenduoju jį turėti, nes jeigu būna ten kažkas pakimba neaišku, tai galima užduoti desktopui. Taip, jis būna pastringa, bet jisai dar ok. Aš Olamą naudoju iš karto jau tokiem reikalam, kaip pavyzdžiui, transkripcijom. Tai sakykim, čia jau mano atsarginis planas, kad dar kažką galėčiau padaryti. Tai yra labai silpnas modelis, nes mano vaizdo korta yra silpna, bet ką supratau, kad yra labai svarbu tada tuos nemokamus modelius diegiant į kompiuterį suprasti, o pagal kompiuterio galimybės. Kiek pavilksta mano, pavyzdžiui, vaizdo korta, mano ramas, mano CPU, tai irgi uždavinėjau įvairiais klausimais, kokį galima nemokamą modelį pagal mano kompiuterio resursus naudoti, kad jisai nepalūštų, bet ir kiek įmanoma turėtų tos logikos. Tai ir man pasiūlė pagal mano resursus yra tokia. Antigravity tai yra šita programa, kurioje yra tie robotukai pasileidžia, tai čia yra ir įdiegus įskiepį. Tas, kur yra Cloud pluginas, ne, tai Cloud pluginą galima įsidiegti, čia yra mygtukas extensions, ne, ir extensions čia galima įsidiegti tos priedus antigravičio, čia kaip šablonas, kaip rėmai. Ir šitame yra Cloud Code tas papildinys, kuris paskui prisijungia prie tos paskyros, kur yra nupirkta, tiesiog naršyklė atsidaro. Ir tada aktyvuojasi pats tas programavimo įrankis. Ir dabar jis man pateikia atsakymą, ką mes turim. Atitinka, netitinka ir toliau jisai ir galima tada spręsti, kokį duoda atsakymą. Ir čia yra vibe kodinimas tokiu būdu ir tada natūraliai, o kur ta visa informacija turi važiuoti. Tai natūraliai aš supratau, kad reikia tos duomenų bazės, kaip ta duomenų bazė atrodo. Tai aš vienausim buvau girdėjęs, kad yra kažkoks Postgres, vėlgi uždaviau klausimą, o kokių tų duomenų bazių yra, ką man į savo kompą įsidiegti. Ir tokiu būdu atsirado pas mane toks dalykas, kai pradėjo kurtis įrankiai. Tai aš dabar fokusuojuosi ne į automatizaciją procesų, bet aš fokusuojuosi į įrankių kūrimąsi, kad kai ateis laikas automatizuotis, man nebūtų kažkoks stop arba vėlgi įrankio, besikuriant įrankį, mąstymas pradėjo plėstis, o ką visgi įmanoma, ką jis iš viso gali be programavimo žinių. Tai pavyzdžiui, pas mane atsirado žinių duomenų bazė. Tai reiškia, kiekvieną kartą, kai jisai suklysta arba kažką išmoksta, aš netgi įsivedžiau komandą learn ir išmok. Ir čia dabar jis prisikūrė pamokų, pavyzdžiui, ką dabar paskutinį kartą darė, jisai dirbo su viena programa, screenshotų tvarkymui. Ten yra bėda, ne? Ir jis tada pradeda pasižymėti ir savo, ir man. Ir buvo momentų, kad man buvo tikrai bėda su kai kuriais procesais, tai pavyzdžiui, kuriuos aš netgi išsisaugau. Visą šitą aplinką jisai sukūrė pats. Jisai sugeneruoja vaizdelius, čia yra mano duomenų bazė, kad jis paskui, pavyzdžiui, būna darau dalykus, ne, ir, pavyzdžiui, netgi tą pačią programą reikia pakoreguoti sugrįžus, jis jau būna pamiršęs. Tai sugrįžtat gal į tą duomenų bazę. Aš dabar galiu užduoti irgi tą pačią duomenų bazę, surašyti, ką mes bendraujam, kokius laiškus jis, pavyzdžiui, nuskaito, kur kas yra. Aš vis prašau, kad jis į duomenų bazę saugotis. Taip, jinai po truputį pučiasi, bet jis vėlgi turi kontekstą, nes tai yra daug greičiau nuskaityti, negu jam eiti kažkokius failus ir tai niekada neatstos
prisijungimo, pavyzdžiui, prie to paties Gemini, Groko, ChatGPT to lango, nes ten nėra intereso, kad saugotų mano duomenų. Ten vis tik jie išsitrins ir į niekur. Tai vat, o duomenų bazė lieka kompiuteryje. Tada natūraliai tas pats N8N, jeigu va teko girdėti, va čia yra, tai yra tas pats automatizavimas. Tai čia buvo mano pati pradžia, dar nesuprantant, ką aš darau, kadangi norėjau pasidaryti tą vadinamą chatbotą tinklalapį, va čiužinių prekybai, nes mano problema buvo, kad žmonės tinklalapyje nepalieka informacijos apie save, pildant klasikinį klausimyną. Tai jeigu man dabar pavyks labai greitai surasti, tai aš tada turiu ir pasileidęs tą patį chatboto varikliuką ir kad parodyt, kaip jisai apskritai atrodo. Tai va, pavyzdžiui, čia yra N8N ir čia jau yra mano virtualiam serveryje, kur atlikinėja užduotis jau per nuotolį. Tai pavyzdžiui, ko reikėjo? Vat aš nusipirkau hostingerį paskyrą, kurioje jau yra įdiegta programa ir tuščias lapas, ką aš su juo darysiu. Tai va, tai tada ėjau į va šitą reikaliuką ir sakau, žiūrėk, vat aš turiu hostingerio paskyrą, tokie prisijungimai, ten SSH reikėjo paskyros, aš netgi jo galėjau paklausti, kokių tu nori iš duomenų, tu man padaryk taip, pat man reikia N8N, kad būtų pradedamas kurti chatbotas. Nu tai va, jis pasiūlė planą, prisijungė prie serverio, viską sukonfiguravo ir va, priejo prie chatboto. Ir chatboto, pavyzdžiui, kad įsivaizduot, pradėjau, aš ten dėstyti jam logiką, pasakot, kokius klausimus uždavinėti, jis pradėjo kurti tokį reikalą. Nebūtina aiškintis, čia vat, kažką vat, pasikreipia, čia vėl pasikreipia, vėl ten patikrina. Ir kai pradėjau vis daryti, aš nebesuprantu, kur ten kokį klausimą užduoda, pradėjau grybauti. Taip, jie grybauja, nes kai aš neaiškiai suformuoju užduotis, tai nebeaišku, kas vyksta. Tada sakau, žiūrėk, o tu gali man padaryti tą patį reikalą tik dėl vizualinio atvaizdavimo. Vat, kad būtų aiškus klausimai, kaip atrodo vat, kliento tavo žmogaus kelionė, kokį klausimą turi tam pačiam chatbotui atsakyti. Tai va čia yra N8N, sakykime, kaip dabar atrodo klasikinis senasis būdas, ką aš dariau prieš 5-6 metus. Klausimas, kai tokį klausimą atsako, koks atsakymas toliau. O čia jau yra tik vizualinis atvaizdavimas, ką ten su smegenim prieš tai rodžiau. Tai iš esmės, ką LLM daro, tai gali sukurti protingesnį mechanizmą, nes ko čia nėra, tai pavyzdžiui, čia nėra, ar žmogus įvedė teisingą duomenį ar ne. Pavyzdžiui, įvedė savo ūgį, o jis įvedė, pavyzdžiui, 1,9. Ir kaip dabar žinot, ar čia 1,90 m, ar jisai suklydo ir būtų gerai, kad smegenys pagalvotų. Tai kur susivedė, kad jisai patikrintų, tai tam reikia smegenų. Tai tos smegenys ir buvo pajungtos prie chatboto ir kuo jis yra pranašesnis negu tie senesni, kurie būdavo be LLM to vadinamo, tai kad jie negalėdavo patikrinti. Tai ir tada natūraliai atsirado supratimas, kad jeigu chatbotą aš galiu pasidaryti tokiu būdu, jisai gauna mano informaciją, man belieka jį išmokinti ir tada reiškia, jis tos duomenis paima ir gali su tais duomenim daryti bet ką, į CRM įrašyti, dokumentą sukurti, dokumentą perkelti ir jeigu tai pagalvojus versle, kiek sudaro operacijų bendravime tarp kolegų, kiek sudaro operacijų bendravime su klientais, kad gaut klientą, praktiškai 80-90% apskritai viso veiksmo vyksta dėl bendravime ir informacijos apsikeitime. Tai va čia ir yra, ką dabar padarė atėjusi šita technologija, kad man neišmanančiam programavimo padeda susikurti tokius įrankius, man tik belieka panorėti, ir čia praktiškai, aš kaip juokauju, tai yra Aladino ta džino lempa. Aš ją patrinu, užduodu klausimą, jeigu teisingą klausimą jam užduodu, jisai man duoda atsakymą. Ir mano dabar tik yra gebėjimas juos teisingai užduoti, arba kažkieno paprašyti pagalbos, kad man padėtų tuos klausimus suformuluoti, arba tiesiog užvestų ant kelio. Nu, ir čia, jeigu taip nesiplečiant, yra modeliai, Gemini, Grok, ten jie garsiai skamba, bet, pavyzdžiui, yra OpenCode. Irgi yra vienas iš variantų, jeigu nesinori leisti pinigų, bet nori pasibandyti ir su pakankamai protingais, nes jų yra vis skirtingų. Tai, pavyzdžiui, OpenCode'as duoda nemokamų įrankių, su kuriais galima irgi taip pat daryti tuos programavimo darbus. Nebūtinai programavimo, galima jų klausti. Tai yra, aš tai intelektų labai nepavadinčiau, tai yra spėliojimo mašina, kaip bebuvę, vis dar yra spėliojama. Bet jis pakankamai gerai spėlioja, kad pataiko geriau ir greičiausiai netgi geriau negu aš dabar spėliočiau. Ir dabar galiu, pavyzdžiui, parodyti, OpenCode'as, pavyzdžiui, man buvo vienu metu pasibaigę visi kreditai, tiek Claude, nes, pavyzdžiui, ten yra limitai dienos ir yra savaitės, tai dienos aš dabar jau nebepasiekiu, nes tas maksimalus planas, bet būna savaitės pasiekiu, pavyzdžiui, būna dieną laiko, nieko negaliu daryti, arba ten mokėti tos vadinamus API pinigus. Tai API tai reiškia kitoks būdas, kaip apmokėti už serverio, už to robotuko darbą,
tai yra planas ir yra būdas ten už tos vadinamus tokenų nudeginimą. Tai tas tokenų nudeginimas čia kažkurią dieną iš viso 70 eurų per dieną išleidau ir net nesupratau, ką aš ten gero su juo nuveikiau. Nes taip, pavyzdžiui, Claude yra, kaina yra pakankamai didelė, jis yra brangus įrankis. Tai pavyzdžiui, o paprastesnėms, smulkesnėms užduotim, žinau, kad ten nereikia labai daug programuoti, daug galvoti, ką tada reikia daryti. Tai yra papildomi tokie įrankiai kaip OpenCode'as ir, pavyzdžiui, man jisai pakankamai nemažai daug ko suprogramavo, iki vėl atsigavo Claude'as. Ir aš be baimės su šituo žaidžiausi dėl to, kad aš žinau, kad jeigu jis kažką blogai padarys, Claude'as grįš ir sutvarkys. Kaip jisai sutvarkydavo Gemini klaidas, kaip jis sutvarkydavo Groko klaidas. Ir, pavyzdžiui, čia yra galima pasirinkti nemokamus, čia yra keli nemokami planai. Tai, pavyzdžiui, aš dabar paskutinį kartą naudojausi su tuo Minimax'o planu, pakankamai gerai pavarė. Realiai jisai neužstrigo, nesustojo ir pratęsė tobulinimus įrankių, kurie man buvo reikalingi. Jeigu pabaigai, pavyzdžiui, parodyti tuos pačius šiek tiek įrankius, tai pavyzdžiui, vienas iš įrankių, kuris man labai padėjo ir ko aš labiausiai noriu, tai aš noriu padaryti visą žemėlapį savo verslo procesų. Ir čia yra žemėlapis visų procesų, prie kurių prisilietė bekuriant šitą įrankį. Tai kad įsivaizduoti, jeigu, pavyzdžiui, tokį žemėlapį reikėtų žmogui supiešti ir susiieškoti, būtų sudėtinga. Tai čia vienas iš, tiesiog šitam dalykui jis neužtruko labai daug laiko sukurti, bet svarbiausia, kad jis žinotų, kokie procesai vyksta. Tai, pavyzdžiui, dabar mano tikslas į savo duomenų bazę sudėti kuo daugiau duomenų ir kad jisai su tais duomenim galėtų pasidaryti tą žemėlapį, nes į šitas taškiukų žiūrint, nes jie kaip atrodo vizualiai, jam tie vizualūs dalykai yra visiškai dzin. Bet tai yra jungtis. Ir kai jis pradėjo ieškoti jungčių, jis pradėjo rasti klaidas, kur, pavyzdžiui, kažką programavo, darė, nedadarė ir liko nedabaigta. Pas mane daug failų buvo, 100 gigabaitų užimta vieta ir neaišku, kas ten buvo padaryta. Tai su šito įrankio pagalba jis pradėjo atradinėti, kur ten yra kažkas negyvo, pasitikrino su failais ir pradėjo trint failus. Buvo biškai nusitrynęs, bet nieko tokio. Tai pavyzdžiui, pasidariau tinklalapio kūrimo įrankį. Irgi yra sprendimų kaip LLM pagalba, atsakinėjant į klausimus, pasidaryti tinklalapį WordPress'ui. Tai čia mano, sakykime, vienas iš tokių įrankių. Ir vienas pagrindinių top įrankių, ką aš dabar naudoju ir vis po truputį vystu ir šiandieną, kur buvau minėjęs, tai yra duomenų, tas failų pervardinimas sąskaitų. Tai čia irgi pasirenku arba failą, arba katalogą ir tada aš galiu pasirinkti ir dar netgi taisyklės. Pavyzdžiui, man su Teledemos bėda, žiūrėkit, Teledemas savo rekvizitus paliko sąskaitos apačioje, kur niekas taip nedaro, tai kaip, gal yra kelios įmonės, bet atpažinti yra praktiškai neįmanoma. Tai sukūriau taisyklę, reiškia, kiekvieną kartą, kai jis tikrins ir neras įmonės, jis pažiūrės, ar kartais tai nėra Teledemo sąskaita. Ir tada reiškia supras ir pakeis failo pavadinimą. Čia gali būti ir apskaitininko toliau važiuoti ir vystyti iki apskaitos programos. Čia, kaip sakant, dar net nepabaigiau. Video importavimai. Pasidariau taip, kad įdėjus video nuorodą, jisai transkribuoja video, jeigu pavyzdžiui, YouTube'as, tai ten transkripcija, jeigu buvo automatinės panaudos, bet jeigu nebuvo automatinės transkripcijos, vėlgi nemokamas įrankis, naudojant vietinį tą OLAMA įrankį, jisai susitranskribuoja tekstą, pasidaro tekstą, įrašo į duomenų bazę ir tada iš tos duomenų bazės galima padaryti, kad jisai pradėtų ieškoti, ar gali man tai įdiegti, ar tiktų mano verslui. Tai reiškia, jeigu jis duomenų baziai turi įsivedęs, aš daviau duomenų, pavyzdžiui, ten prekiauju, sakykim, tais pačiais čiužiniais, ir, pavyzdžiui, ar galim pritaikyti čiužinių verslui ten kokią nors kitą momentą. Ir, pavyzdžiui, čia, jeigu aš YouTube gerai matau, pavyzdžiui, buvo YouTube irgi video, iš video jisai pasidarė savo apžvalgą ir išsitraukė visą tekstuką, kuris, sakau, žmonių kalbą paprašiau, kad suformatuotų ir dar iš to, kad jisai pasidarytų, ko jam reikia. Ir jis gali, nežiūrėjęs video, nes video jis nepažiūrės, bet iš to turinio jisai gali toliau pradėti dalyti arba sprendimus, arba man padėti susiaurinti paiešką. Tai šiek tiek yra apie LLM'us. Tai ką aš darau, tai aš dabar darausi savo, esu visiškas praktikas, ne teoretikas ir norėsit pabendrauti, tai pabendraukim. Aš Darius Kiaulakis, video ambasadorius, miego ambasadorius iš Mainstream Pro, galėsiu padėti ir greitų metų ruošiuosi padaryti tokią kaip ir mastermindo grupę, kad ne tik per gyvus susitikimus, bet ir asmeniškai žmonės galėtų klausti, nes aš suprantu, kad čia yra bėda,
kaip tai aš atrodo dabar daug kalbėjau ir gali būti neaišku, nuo ko pradėti. Tai jeigu neaišku, nuo ko pradėti, numeris 1. Įsidegiu Cloud'e, nes su juo galima kurtis įrankius ir aš esu nusiteikęs, aš laikausi tuo požiūriu, kad pirmą reikia pasigalast kirvį, o tik tais po to tada su tuo dirbti. Nu va, ir mano kameros baterija net laikė. Linkiu klestėti. O, įsijungi. Labai, labai daug informacijos, labai ačiū, tikrai fantastika, kaip čia kas čia vadas parašė. Jolita. Aš norėčiau padėkoti oficialiai Dariui, nes jisai mane vedė irgi nuo pat pradžių, žingsnis po žingsnio išgirdo mane. Sakau, padėkit kažkas man. Tai vat, aš irgi pradėjau kurti šitą bazę stebuklų. Taip jisai sako, aha, svajonę turi, viskas aišku, dabar padėsiu tau pažingsniui ją kurti. Tai labai rekomenduoju iš tikrųjų su Darium pabendrauti, pašnekėti. Man atrodo, Dariau, tu kuri, ar ne, kažkokį tai kursą pradžiamokslių? Taip, ir jo pavadinimas bus toks biškai įdomesnis. Paskaitysiu, kaip pasiruošti pirmam pasimatymui su AI asistentu savo verslui. Ja, toks romantiškas iš tikrųjų. Tai labai rekomenduoju, nes labai žmogiškai iš tikrųjų, labai suinteresuotas, kad tikrai padėti. Tai kas norit nuo pradžių, prašom. Ačiū. Ačiū tau. Linkiu tau klestėti. Kaip ten? Gal mes turime klausimų iš žiūrinčiųjų. Martinai. Neklausimas, aš noriu padėkoti Dariui, nes man jisai labai padeda pažiūrėti visą tai iš kito kampo, iš kurio aš niekaip negaliu žiūrėti. Tai labai ačiū, kaip tik, kadangi tu parodai, kaip Cloud'e su Antigravity, tai aš iškart nuėjau, pažiūrėjau, OpenAI yra kodeksas, pasileidau, projektą matau. Tai va, noriu padėkoti, tai dabar galėsiu kankinti kodeksą iki pažaliavimo, tiksliau, kol baigsis tie kreditai, kas planėje eina. Ir patiko, kad niekad nebūčiau sugalvojęs Anaiteno panaudojimo, ta prasme, procesų atvaizdavimui. Tai irgi įdomu, kad tik pasibandysiu šitą dalyką. Ačiū, Dariu. Atsirado dar vienas įrankis, kurio pagalba jis man ten tos grafikus piešė, kur straipsnių buvo, bet Anaitenui jam teko pavargt, neslėpsiu, ten tenka apie versijavimą vis primint. Tai ką aš pasidariau, galiu, gal netgi, jeigu dar įdomu, labai trumpai, kur yra viena didelė bėda darant su robotais ir yra didelė bėda, kad jie pameta versijas. O versijas pameta dėl to, kad jie tiesiog yra užuomiršos arba tinginiai. Nežinau, kaip pavadinti, bet pavyzdžiui, kokia problema yra. Kad pavyzdžiui, jeigu yra problema, dabar galvoju, kaip man čia išdidinti, nesididinti, čia per čia. Ne? Ai, čia. Ir pavyzdžiui, ką aš pasidariau Anaiteną kuriantis, aš vis tik dažniausiai, kadangi čia susitinku ir jeigu yra norinčios automatizuotis, vis tik greičiausiai reikės prieiti prie šito įrankio automatizavimui, tai pažingsniui aš užsivardinau kodai. Ir ypatingai, jeigu tai susiję su chatbotu, tai man išmeta koduką ir pagal tą koduką aš tada susigaudau, kurioje vietoje arba įstringa, arba jis kažką ne tą padarė. Tai čia toks, nežinau, čia gal bazinis, atrodo toks, čia viskas susideda iš smulkmenų, bet tos smulkmenos man padėjo gerokai pagerinti, nes jis pagal tuos kodukus, jis tik tada galėjo atvaizduoti šitą žemėlapį. Kol nebuvo šitų kodukų, jis ten gribavo ir niekaip nesuprato, ko aš iš jo prašau. Čia sunkiausia dalis buvo, kad viena seka yra ilgesnė negu kitos. Ir kuo jinai ypatinga, jis tos logikos nepamatė. Tai per žymėjimą, per kodukų atvaizdavimą jis pradėjo suprasti, tada pradėjo žymėtis ir taip toliau. Tai čia toks papildomi docentai klestėjimui link. Ačiū. Taip, Davidai, prašom. Aš tai klausimą Dariui turiu. Dariau, kada turėsim pirmą Lietuvoje verslą, kuris 99% bus automatizuotas? Jeigu tai bus mano, labai tikiuosi, kad po pusės metų. Čia pas tave 97%, ne, sakėjai, targetas. Marketingo verslo, tai čia, palaukim AGI-jaus.
Taip, Marius rašo Šapranauskas. Nerealu. Ačiū, Dariau. Kol kas kaip visiškas naujokas, tai sprogdimas smegenis. Ačiū dar kartelį. Gal dar kažkokių klausimų turite, gali tikrai pasinaudoti progą, Darius atsakys. Bet sprogdina smegenis fainiai, bet vis tiek viskas yra nuo veiksmo ir koks tas bus pirmas veiksmas. Tai jeigu turit įsidiegę programą ir neturi duomenų bazės, tai skatinu duomenų bazę. Nežinot kur ką kaip, gali drąsiai pas Martyną klausti, jisai ten duomenų bazėse gali paaiškinti, kuo struktūrino raginės skiriasi ir taip toliau. Ir jis apskritai ten ant to automatizacijos guru. Aš galiu padėti su tuo pačiu startu, kur vest už rankytės. Jo, čia manau, kiekvienam to reikėtų. Norėjau dar paklausti tavęs, ar galiu, Deividai? Žinoma, prašau. Paskau tau leisiu vietą užklausai. Per kiek tu laiko šitą sukūrei visą tą, pradžia, kada čia tau prasidėjo? 2025 metų gruodžio 23 dieną mano buvo startas. Ką? Tai yra įmanoma. Taip, tai yra 2 mėnesiai, be kelių dienų. Ar šiandien 2 mėnesiai, kažką čia rodo. Jau taip, jau 2 mėnesiai. Per kūčias pilnu tempu variau, kol ten kepėsi, ten dyrėsi. Wow, Gedai. Prašom. Ačiū, Dariau, tikrai žaviuosi, mačiau, kad tas chatas ten mirga Messengeryje nuo paties žinučių, nespėjau skaityti, įdomu, bet pats čia daug mažiau visko bandau, nes kaip grafikos dizaineris labiau kitais dalykais užsiemu, labiau vizualais ir taip toliau, bet vakar irgi 1:30 nakties baigiau su Antigravičių programėlę, tai tiesiog toks klausimas gal, kaip tu savo tuos appsus pakurtus juos laikai pas save kompiuterį, ar jie online kažkur pasiekiami? Aš laikaus nuomonės, kad aš pirmą darausi lokaliai, tam, kad išveščiau į online tik tais tuos, kurie turi dirbti tada, kada manęs nėra. Ir nepatingėjau išjungti, palikto kompiuterio palikti. Iš esmės, aš viską laikau lokaliai, tam, kad galėčiau prieiti be jokio ten terminalo ar kažkokių kitokių specialių aplinkų, kad matyčiau tą patį vaizdą, ką aš dabar rodžiau, nes kai bus kažkur online, ten gali būti biškai man sudėtinga suvaldyti. Nes aš nesu adminas, man ten tikrai yra sudėtinga suprast, nes pavyzdžiui, kai hostingerį pasileidau, tą VPS, debesyje, tą chatbotą daryti, aš pradžioje net neturėjau cloud'e, aš turėjau, man atrodo, Geminė, tai vargau tarp hostingerio chatboto ir tarp Geminė. Baigėsi viena istorija tom, kad man tiesiog užlūžo visą duomenų bazę ir aš netekau visko, ką dariau ten gal kokių 5, gal 7 dienų. O tiesiog ką kūriau, dariau, nepavyko, nes ten užlūžo, kažkokios versijos nuėjo ir ten, žodžiu, gavosi nesąmonė ir kai gyvas konsultavimas įsijungė, gavosi taip, kad viską teko iš naujo daryti. Tai dėl to aš online nelaikau, tai kai priejau prie lokalaus, tai su lokalaus, bent jau galiu kažką išsisaugoti tos pačius failus, ten tą backupinimą vadinkim. Bet vis tiek... Aš atskirai saugau Google Drive dar, jeigu tai beje, tai Google Drive atskirai išsisaugau, kad ten daro man kiekvieną dieną automatinės kopijas, bet ne debesyje viską laikau. Bet čia, ta prasme, kodo katalogų, taip? Taip. Supratau, bet vis tiek tie visi apsai, web-based visi tie apsai vis tiek, ne? Nėra aplikacijos. Yra ir aplikacijų, tai aš kur rodžiau tą titravimo įrankis, tai čia atskiras įrankis. Jo, ten kosmosas, ten man dar, tas pats juk įrankis atskiras, kur yra balso valdymui. Ten aš dar pasidariau, kad jisai turi savo atskirą pelę, jisai pasidaro ekrano nuotrauką ir jisai nuveda su ta pelė ir paspaudžia. Čia vadinkim tas recaptcha, jis gali pasidaryti. Kiek girdėjau, turi 3 pelės? Ten yra dar reikalų su tom pelėm, bet jo, karts nuo karto. Bėda, kad jisai perima mano pelę. Bent jau vizualiai jisai turi savo 3, bet jisai vis tiek naudojasi viena. Bet čia greičiausiai Windows'ų reikalai. Aha. Davidai, tu norėjai paklausti kažko? Aš norėjau pasidalinti statistiką, kuri man iš tikrųjų surezonavo po šito pristatymą. Ir aš taip galvoju, žinot, Europos Sąjungos statistika visai nesenai čia skaičiau, kad apie 12,5% mažų įmonių ir apie 13,5% vidutinio dydžio įmonių
pagal ES standartus pritaiko vienaip ar kitaip dirbtinį intelektą savo veikloje, savo veikloje, tai vėlgi nėra išskirta, kiek ten tų procesų yra optimizuota, bet ką aš matau iš Dariaus, iš Martino pristatymų, kas buvo kiek anksčiau, mes matom praktinius pavyzdžius, kaip galima jį pritaikyti ir pavaizduoti, nes kol kas yra labai daug triukšmo, kad dirbtinis intelektas labai daug gali, bet realių procesų, kuriuos sprendžia, man vis dar buvo pakankamai daug klausimų, kuriuos galima padaryti. Tai tokie pristatymai, jie iš tikrųjų padeda atverti akis, ką iš tikrųjų konkrečiai paėmus, konkrečias užduotis galima paimti ir įspręsti. Tai aš labai noriu palinkėti, kad daugiau būtų tokių iniciatyvų, kurios praktiškai rodo, kaip galima pritaikyti ir mes kartu visi galėtumėm realiai judėti į priekį, nes čia rinka, jeigu taip žiūrint iš ekonominės pusės, yra žvėriškai didelė. Europos Sąjunga toli gražu, lyginant su kitom šalim, aš neturiu statistikos apie Europos rinką, apie Azijos rinką, bet mes šitoj srity dirbtinio intelekto tikrai nesam lyderiai, toli gražu, pasakyti, dar su visais reguliavimais, reglamentavimais ir visa kita. Tai labai šaunu tą praktinę pusę matyti, kurią galima paimti, panaudoti, pritaikyti ir aš labai noriu ir, kaip pasakyti, žiūrėti tai, kad kuo daugiau atsirastų tų eksperimentų, tų idėjų, kaip galime praktiškai panaudoti, pritaikyti ir dalintis jais, kad tai iš tikrųjų sprendžia vienai per kitai problemą. Galim įsijungsiu? Tai dėl to aš ir noriu dalyvauti ir pats prisijungti ir imuosi to proaktyviai, kad kurt susitikimus gyvus, nes aš esu ne tik tais už tą žinių dalinimąsi, bet ir už tą vaibą, už tą santykį, nes kaip bebuvo ateina įdomus laikai su tais dirbtiniais intelektais, tai vis tiek tos psichologinis, tas toks žmogiškas kontaktas, jisai paspaust ranką, galbūt su jau gerų bičiulių ir apsikabint. Ir tuo pačiu, kad tada akis žiūrint, atrast būdų, kaip tau pasisekė, o kas tau nepasisekė, galbūt tu žinai. Ir per mastermindo principą, tai aš gal šiek tiek pakomentuosiu, apie ką bus gyvi susitikimai. Čia taip... Aš jau labai primiktinai, ir su Davidu bendraujant, kad ten gal trumpiau, sako, ne, aš noriu daryti, kad jis būtų ilgesnis, nes per trumpą laiką, ten mažai bus tos vertės. Tai principas toks, kokį aš įsivaizduoju, kad bus minimum pranešimas, minimum karšta kėdė ir minimum mastermindas. Tai reiškia, kad kiekvienas dalyvis turės progos pasidalinti, kokią jis turi problemą arba kaip jis įsprendžia tos dienos temą. Ir tokiu būdu galima bus girdint kitus, nes, pavyzdžiui, dabar, kaip ir girdėt, kažką aš dalinaus, aš kažką dariau, kaip ten iš šono žiūrint, galbūt, faina tau, kad tu ten darai, bet o ką man daryti, kaip? Ir kad susirinktų žmonės į vieną krūvą, kur vieni daugiau daro, kiti mažiau, būtų minimum įkvėpimas, o maksimum, kad kiekvienas išeitų su minimum viena eilutė ant lapo užrašų, ką aš padarysiu iki sekančio susitikimo. Ar tai bus Vilniuje, ar tai bus Kaune, galbūt tai bus ir dar kitame mieste. Ir vėlgi, be palaikymo yra labai sunku tam discipliną, motivaciją užsiaugyti. Tai aš tikiu, kad per tuos susitikimus, kurie bus ta čia bendruomenė, gal jau mes ją turim, bet čia tokį palaikymą, padrasinimą ir pasitikrinimą ir dar pavaibinimą online, manau, čia bus visai fainai ir tada dar pasikviesim Martyną, kad atvažiuotų pas mumis į gyvus ir bus viskas all good. Aha, Vaidas, atsiprašau, pertraukiau tave. Nes, ko labai smagu girdėti ir aš pati jau noriu, Dariau, pas tave į Vilnių važiuosiu iš Telšių, į šitą visą seminarą, nežinau, kaip čia jau visas renginys, net ne seminaras. Vadinkim tai dirbtuvėm, nes konferencijos man asmeniškai neveikia, aš asmeniškai iš konferencijų labai mažai išsinešu, kiek turiu supratimo, bet daugiausiai išsinešu, kai vyksta tas pasidalinimo principų ir kai ne tik tai aš dalinuosi, bet kai kiti dalinasi. Ir tada kažkas smegenyse klikteli. Tai man asmeniškai šitas formatas yra už ir aš pats važiuoju į kitus miestus, kai yra galimybė, nes esu vienai bendruomenės narys, tai ir į Klaipėdą, ir į Kauną, ir būna visur važiuoju, kur tik tais būna kažkoks įdomesnis pranešimas arba tiesiog galimybės. Vis dėlto panašu, kad važiuosime pas Martiną į Portugaliją. Valenciją. Ir tenais nuvažiuosim. Ispaniją. Šalta kol kas, palaukit porą mėnesių. Šalta? Baigsiu juokus. Gerai, vakar 27 buvo, bet čia tik tai dienos metu. Tai turime 8 valandas kaip laikas mūsų ir
atėjo, pasiekė tą valandą, tai ačiū Dariau dar kartą. Nepamirškite, yra grupė, kur galite pabendrauti, yra pavadinta jinai specialiai, kad ten būtų diskusijos po prezentacijų, tai yra ankstesnių prezentacijų dalyviai yra ir Jolita, ir Martinas yra, ir kiti, kas dalyvavo, prezentavo, tai ten galite užduoti klausimus. Dariau, tu taip pat esi, ne, aš kiek suprantu tenais. Aš esu visuose tuose ir kaip man labai patiko vienas toks personažas. Jis ten tokio mažo berniuko princo yra tokį pasakęs, kad reikia nusilenkti kiekvienam geram klausimui. Tai vat, ir uždavus gerą klausimą, ar bus atsakymas ar nebus, bet jisai gali inicijuoti kitiems idėjas ir mintis. Tai vat, būna kitą kartą aš iš klausimo pats jau idėją gaunu, einu per savo robotukus, jau savo tarybą pasitart. Super. Tai tikrai drąsiai klauskite, dalyvaukit, komunikuokit ir jeigu turit pasiūlymų, norit kažkokių minčių, kaip mes galėtumėm visi judėti pirmyn, galbūt vieni kitiems kažkokius sprendimus pritaikyti, kad pačiai grupiai, bendruomeniai būtų lengviau komunikuoti ar vėlgi kažkokius projektus vystyti, tai tikrai drąsiai galite susisiekti, apjunkime jėgas ir pabandykime įgyvendinti. Tai iš mano pusės viskas. Taip, Davidai, dėkoju. Ir aš dar noriu visų paklausti, ar patiko žinios iš Dariaus? Nuo 1 iki 9, gal geriau, kiek patiko? Aš manau, kad labai patiko. Martynai, prašau. Tą mygtuką paspaudžiu. Tiesiog norėjau palaikinti. Palaikinti, super. Labai daug atsiliepimų apie Dariaus pranešimą, iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir iki kito antradienio greičiau. Dar noriu priminti, Dariau, jeigu penktadienį viskas pavyks, tu irgi prisijungsi pasėdėti. Jo, tai mano pranešimas. Tai va, penktadienį Darius irgi kalbės apie automatizavimą šiek tiek. Tiesą sakant, aš labiausiai penktadienį ir laukiu šitoj bendruomeniai, nes mano tikslas automatizuoti 97% ir ten vat, yra žmonės, kurie jau apie tai. Tai kas ausytėm karpo, tai manau, jie vieną koją iš karto pranašesni už kitus, nes bent jau kažką pradės girdėti, o kai pradės daryti, bus kažką girdėję. Tai visus kviečiu prisijungti tiesiog. Martynas puikiai veda. Ačiū.